Ar žinojai, kad 70% žmonių, bandančių mesti svorį, daro vieną pagrindinę klaidą, kuri juos stabdo? Jei ir tu nori sužinoti, kaip atsikratyti nereikalingų kilogramų, pagerinti savo išvaizdą ar tiesiog jaustis puikiai, šis video būtent tau. Šiandien pakalbėsim apie tai, kaip numesti svorio taip, kad rezultatai būtų ilgalaikiai. Paliesiu 3 pagrindinius principus, tai sportą, mitybą ir kardio treniruotės. Jeigu dar neseki kanalą, tai paprenumeruok, aš esu Arūnas ir padedu vyrams tobulėti. Pirmas aspektas tai mityba. Viso ko pagrindas. Be mitybos nebus pokyčių ir noriu, kad tai suprastum labai stipriai, nes būna žmonių manęs klausia, noriu numesti svorio, ką man daryti, kažkokių ieško stebuklingų dalykų, iš tikrųjų tai viskas yra labai paprasta. Tai pirmas dalykas, kad turi būti kalorijų deficite. Ką tai reiškia, kad turi sudeginti daugiau kalorijų per dieną negu suvartoji. Tai kaip pavyzdys, sudegini 2,5 tūkstančio kalorijų, kad mestum svorį, turėtum suvartoti apie 2000 kalorijų. Tai plius minus apie 500 kalorijų mažiau. Kaip tas kalorijas sužinoti, tai gali naudoti internete kalorijų skaičiuoklės. Ten parašysi savo duomenis ir tau išmes rezultatą. Tai gali orientuotis pradžiai apie tai. Antras dalykas tai yra maistinių medžiagų balansas. Turi koncentruotis į baltymus, riebalus ir sudėtinius angliavandenius. Tai baltymai, kaip pavyzdys, irgi ant maisto parašyta baltymai, jie ne visą laiką reiškia bus kokybiški. Kaip pavyzdys, jeigu ten žuvies pirštelį ir ten bus 15 gramų baltymų, tai nereiškia, kad tai bus tas pats baltymas, kas iš vištienos ar jautienos. Pagrindiniai baltymai būtų tai vištiena, jautiena, kiaušiniai, žuvis, iš riebalų, alyvuogių aliejus, avokadai, taip pat kiaušiniai ir sudėtiniai angliavandeniai tokie kaip grikiai, saldžios bulvės, avižos ir panašiai. Bei vanduo. Vanduo taip pat yra gyvybiškai svarbus, tai nepamiršk gerti vandens apie 3-4 litrus. Bet dar didesnė esmė yra, ko nevartot. Tai viso perdirbto maisto, tai yra žudikas. Kodėl pučia pilvą, kodėl tunka žmonės, tai yra nuo nesveiko maisto, ypač greito, kepinių, tų visų bulkučių, tai todėl venk cukraus, gazuotų gėrimų, viso perdirbto, šaldyto maisto. Jeigu esi labai užsispyręs, tai geriausia būtų iš viso be, patikėk, ne tik numesi svorio, geriau jausies, bet dar ir mąstysi geriau. Antras aspektas tai sportas. Sportas ne tik tau padės sudeginti kalorijas, bet ir suformuoti kūno linijas, ypač jeigu eisi į sporto salę. Neskau, kad tai yra privaloma dalis, bet jeigu tu rasi savo laiko nueiti bent 3-4 kartus į sporto salę, aš tau prižadu, kad tu nesigailėsi savo pasirinkimo ir ateityje po kelių metų džiaugsies, ką pasiekiai, kokią formą turi, kaip atrodai. Visiems rekomenduoju, ypač vyram. Taip pat, žinoma, sportas gali būti ir nebūtinai sporto salė. Tai gali būti baseinas, krepšinis ar kokia mėgstama sporto šaka, galbūt kovinis sportas. Tai taip pat numesi svorio, geriau jausis, mums reikia to sporto, geriau mastom po to. Tiesiog išsiskiria ir laimės hormonas sportuojant, tai todėl būtina atrasti savo sporto šaką. Trečias aspektas tai kardio treniruotės. Tai ne tik stiprina tavo širdį, bet puikiai degina kalorijas ir riebalą. Kardio tikrai yra geras dalykas ir siūlyčiau neapleisti, kaip dauguma sportininkų mėgsta, tiesiog nueina į sporto salę, bet nedaro kardio ir tada vaikšto išsipūtę, bet su tokiais pilvais. Tai jeigu nori būti liesas, tai įtrauk kardio. Tai tau tikrai padės tiek lipant laiptais, tiek bėgiojant, tiek vaikštant, kad būtum stipresnis. Bet kad atliktum gerai kardio, turi žinoti kelis aspektus. Tai pirmas, turi pasirinkti tinkamą pulso diapazoną. Geriausiai degina riebalus 60-70% tavo maksimalaus pulso. Skaičiuoklė būtų tokia: 220 atimi savo amžių, tarkim 25, ir padaugini iš 0,6-0,7 ir gauni maždaug apie 117-140. Tai tokį turėtum diapazoną laikyti. Ir kaip sužinot, koks tavo pulsas, tai jeigu darai sporto salėj, tai ten gali padėti ant tų
sensorių ir tau parodys ekrane, koks tavo pulsas arba su išmaniuoju laikrodžiu. Aš kai įsigijau, tai supratau, kad aš labai silpnai darau ir dabar visą laiką stengiuosi palaikyti 130-140, rezultatai iš karto matosi. O kiek laiko daryt, jeigu esi tik pradedantysis, tai gali pradėti nuo 15 minučių, nuo 20 ir po biškį vis didint. Aš būna nedarau net ir valandą laiko, jei labai noriu. Jeigu noriu greit rezultatų, tai čia irgi viskas priklauso. Bet svarbiausia yra reguliarumas. Gali, kad ir po 20-30 minučių, bet jeigu kiekvieną dieną, tu labai greit numesi svorio. Kas dar prie kardio, tai gali būti ir paprastas vaikščiojimas. Tai ne taip efektyvu, tačiau jeigu pasistengsi eiti greičiau nei įprastai, nueisi toliau, taip pat puikiai degina kalorijas. Ir šiaip įprasta veikla, nepatingėt pajudėt, kaip sakant, nes kiekvienas judesys išdegina tavo kalorijas. Net kai šiukšlės išneši ir tai išdegini kalorijų. Ir žinau, kad pradžia yra pati sunkiausia ir čia 80, gal net 90% žmonių nukrenta per pirmas 3 savaitės. Todėl pasidalinsiu keliais patarimais, kaip išlikti nuosekliu ir motyvuotu. Pirmas dalykas tai sek savo progresą. Kiekvieną dieną siverkis, kas savaitę fotografuokis. Patikėk, norėsi pamatyti tą rezultatą, kaip pasieksi iš savęs, koks buvai, kokiu tapai. Antras, prisijung prie bendraminčių bendruomenės arba gali pasiekti mane Instagrame ar TikTok'e araza.lt. Ir trečias, tai nesiek idealaus kūno per trumpą laiką. Duok tam laiko. Per savaitę laiko, žinok, nieks nepasikeis. Tam reikia bent jau 3 mėnesių, kad pamatytum pirmosius tikrus rezultatus. Ir kad pasiektum tobulo kūno, tai apie metus 2. Priklauso kokioj stadijai esi. Jeigu manai, kad video buvo naudingas, tai gali paspausti patinka, o jeigu norėtum individualios pagalbos ar patarimų, gali paspausti žemiau esančią nuorodą ir sužinosi daugiau informacijos apie visą mano programą. Ir atmink, juk viskas priklauso nuo tavęs. Iki sekančio.